grįžom po sniego ir šalnų į avietyną ir iškart bėgom žiūrėti, ar nušalo ar ne. Tai šiaip apšalo, yra vietomis net ir gerokai apšalę, bet bent jau kol kas atrodo taip, kad jom augti iš naujo nereikės, galės atsigauti ir augti toliau. Pernai metais buvo taip, kad nušalo visiškai ir jom reikėjo iš naujo atauginėti, dėl to reikėjo laiko daugiau. Tai atrodo neblogai, dar šią naktį žada šalti, tai gal nebus labai. Einam pažiūrėti, kaip gyvena paukščiukai. Paukščiukai jau išskrido. Kągi nuveikėme per šį savaitgalį. Tai atvykę iškart puolėme apžiūrėti, ar nenušalo avietės, nes prieš tai buvo šalna prieš tai naktį, dar prieš tai buvo sniego. Tai avietės kai kur pašalo, kai kur daugiau, kai kur mažiau, bet lyg ir nieko tokio baisaus neatsitiko, jos auga toliau, lapai šiek tiek pasisuks, bet nieko. Dar noriu parodyti tokį savo asmeninį bandymą. Čia ir Kiremapemos stiebas, kurio tiesiog nenukirpom, netyčia negavosi, taip kad nenusikirpo jisai. Ir palikau pažiūrėti, kaip čia yra su tuo 2 derliais remontantinio aviečių. Tai noriu parodyti, kad jinai jau tuo žydės, va čia matosi pumpuriukai. Aišku, stiebelis toksai nelabai gražus paliktas, toks nabagas plonas, bet įdomu, kas čia bus. Tai šalna, galvojom, kad ten, kur šiaudai, gal bus mažiau pakandus, bet ir čia vietomis mažiau, vietomis labiau. Ir net ir tarp daug šiaudų yra taip stipriai pakastos kai kurios. Tie lapeliai tokie, įdomu, ar tas stiebelis liks augt, ar nudžius visai ir turės atsiauginti iš naujo. Bet šiaip tai va šitie tai gražus, tai manau, kad liks augti ir viskas bus gerai. Ten toliau lyg nieko yra, bet kita yra vaga. Labai prastai atrodo. Dar nuravėta 2 vagos. Tai dar šiaudais neuždengta. Bet šiandien turėtume pabaigti. Noriu dar parodyti, čia turim tokią vieną vagą, kurios viduryje yra vieta, kuri užmirksta. Ir aš manau, kad šiaip norėčiau iš vis naikinti ją iš čia, bet čia pradžiai kaip ir gražios tos avietės auga. O čia va prasideda tos tokios kempsinės žolės. O čia avietės yra praktiškai nunykę. Tai planuoju aš čia, jau jų net nei ravėt, nei ką. Nušienauti turbūt reiktų. Nes jos nyksta čia šitoj vietoj, tai veltui čia būtų darbas. O kur truputėlį vėl aukštyn kyla, tai kaip ir vėl gražios. Ir va čia pašalė yra labiau nei ten, labiau susisukę lapai. Tai galimai šitie stiebeliai jau ir neatsities. Yra ir gražesnių, bet nieko nepadarysi. Ten atrodo gražesnės. Tai nuravėti liko 3 vagos. Nebaisiai daug šiaip tai. Čia jas po 50 metrų. Bet tokios labai
apžėlusios. Nu ir nudengtos braškės, kurios jau žydi. Šiaip įdomu, rumba atrodo kaip ir būtų ankstyviausia veislė. Čia yra verdi, bet žydi verdi. Rumba dar nematau, kad būtų prasiskleidus. O verdi jau yra žiedelių prasiskleidusių, bet beveik visi juodi. Tai reiškia, kad nušalo. Atrodytų toks gražus žiedynas ir jie visi kažkokie tais nekokie. Nu labai gaila, bet tikiuosi visi kiti, kurie išsiskleis vėliau, viskas bus gerai. Ten matau dar vieną kažkurį veislę žydį. Tai bandau atskaičiuoti, jeigu čia yra verdi. Tada, man atrodo, turim... Ja, čia juodas. Po verdi turim dachlį. Irgi žydį. Kažkokie lapai pasisukę. Gal taip turi būti, nežinau. Nu, va, yra ir gražus vienas žiedelis. Įdomu, ko tokie lapai susisukę, kitų ne. Tik tai dachlė. Gal čia veislės ypatumas. Dar mes mokomės irgi auginti braškes, tai sunku pasakyti. O va čia turim Aziją. Tai irgi dar prasiskleidusių nematyti. Ai, va yra, bet irgi juodas. Liūdesėlis. Juodas. Nieko, kažkiek aišku bus ir gerų. Matyt, nenusisekę metai bus su braškėm. Nu, čia gražus vienas ir du juodi. Tas irgi juodas.